X3D procesoriai šiuo metu yra karaliai, kas susiję su gamingu ir žaidimai. Bet klausimas yra, ar reikia labai aukštos kokybės vandens aušintuvų tam, kad juos efektyviai ataušint. Ar užtenka tiesiog gan pigesnių oro aušintuvų. Kad suprasti, kaip aušinimas vyksta jūsų kompiuteriniai sistemų ir kaip tai galima apskaičiuoti, reikia suprasti, kas yra TDP, arba kitaip žinomas kaip Thermal Design Power. Yra kiek būtent tas komponentas išduos temperatūros batais. Paimam tokį procesorių kaip 7600X3D. Vienas iš silpnesnių, nepalyginsi su 98X3D, bet jo TDP yra tik tai 65 batų. Paimam vieną iš mūsų dar flash aušintuvų U400, kuris yra vienas iš pigiausių, ką mes pardavinėjame savo parduotuvėje, fizinėse tiek per internetą. Jisai gali ataušinti iki 120 batų temperatūros nuo procesoriaus. Tai daug kas priklauso nuo aplinkybių, nuo temperatūros kambaryje, nuo ventiliatorių kiek korpuse, kaip jie yra sukonfigūruoti. Tai užtektų realiai ataušint 7600X3D procesorių. Ar mes tai rekomenduojam? Ne. X3D procesoriai, nors ir jie turi mažesnį TDP ir jų būstai nėra labai aukšti, palyginus nuo jų bazinio kloko, bet naudojant vandens aušintuvą arba aukštesnės kokybės, brangesnį, galingesnį oro aušintuvą, tas procesorius galės dirbti efektyviau. Jeigu jo temperatūra yra žemesnė, jo klokai gali dirbti ilgiau ant aukštesnių gigahercų, neapkraunant sistemos, kas yra gan svarbu daugelį žaidimų. Ar tai paveikia kažkiek X3D technologiją? Ne tiek daug, kiek manytume. Bet ar įmanoma ataušinti X3D procesorius su biudžetiniais oro aušintuvais? Kai kuriuos taip, kai kuriuos tikrai ne. Ar verta pirkti vandens aušintuvą, kad naudotumėt normaliai X3D procesorius? Taip, pagrinde dėl efektyvumo. X3D procesoriai yra gan brangus, palyginus su ne X3D variantais būtent tų procesorių. Tai jeigu norite, kad jie puikiai jums dirbtų, tyliai sistema dirbtų, imkite vandens aušintuvą. Jeigu jums tai nėra labai svarbu, labai daug nežaidžiat arba labai daug nepraleidžiat prie kompo, oro aušintuvo gali užtekti. Parašykite komentaruose, kokį procesorių jūs naudojate šiuo metu.